Tai sveiki, aš esu Rasa. Labą dieną, Artūras. Aš norėčiau sužinoti, kokie buvo jūsų lūkesčiai atėjus būtent čia pas mus renginį. Sužinoti kažką naujo, sutikti tokių kaip ir bendraminčių ir lūkesčiai iš tikrųjų buvo patenkinti pilnai. Koks bendras įspūdis po viso renginio? Sakyčiau, taip sakant, daugiau davėt negu tikėjausi. Galvoju, čia bus biški daugiau reklaminis svingo, taip sakant, renginukas, bet yra ką išsinešti. Tai sakykit, kokių lūkesčių ar tikslų vedamas atėjo čia į renginį pas mus? Kadangi tai yra elektroninės komercijos projektas, tai iš tikrųjų atėjau kažkiek gauti kontaktą, susitikti su mentoriais, kurie kažkada padėjo ir galiausiai išgirsti kažkokių tendencijų ir geriausių praktikų, kas buvo pasakota. Ir iš tikrųjų dar kartą pasitvirtinom, ką mes galvojam ir kur dvejojam, ar daryti taip, ar daryti kitaip, tai supratom, kad vis dėlto reikia daryti taip. Kas jums konkrečiai būtent šio renginio buvo naudinga, koks yra įspūdis jam pasibaigus? Mano tikslas čia buvo tiesiog pajausti, kuo gyvena komercija, kokios yra tendencijos, naujienos, tą pulsą pajausti. Tai tą pavyko šiandien padaryti. Sakykit, kokiu tikslu atėjo čia būtent mūsų renginį šiandien? Pirmasis tikslas tai buvo paklausyti ir pasisemti patirties. Iš tikrųjų, superinis renginys, kur buvo itin įdomus lektoriai. Įgavome tikrai daug žinių, aišku, buvo daug ir girdėtų dalykų, bet tikrai buvo labai malonu paklausyti. Sakykit, kokie buvo lūkesčiai ateinant čia? Turbūt daugiau pasitikti žmonės, su kuriais netaip dažnai gali susitikti iš skirtingų sričių, kai kurios pažįsti, kai kuriais susipažinsi, tik tais truputėlį išnysti iš savo kelto ir pažiūrėti į skirtingus tos, sakykime, aspektus, dalykus, su kuriais nesusiduri kiekvieną dieną, bet apie kurios norisi išgirsti ir galbūt savo veikloj pritaikyti kažkiek. Tai tie dalykai daugiausiai. Tai pakankamai koncentruoti vienoje dienoje, pakankamai daug skirtingų temų ir įmonių, nuo veikiančių įmonių iki konsultantų, įvairių paslaugų teikėjų. Ačiū Jums labai. Dėkui, Rasa. Iki. Viso.